Man atrodo, kad Mažeikiuose yra dar viena rimta bėda ir ta bėda vadinasi skate parkas, skate aikštė, kuri yra apgailėtinos būklės. Ji net nėra avarinės būklės, ji jau yra apgailėtinos būklės, o tai yra daug kartų blogiau nei avarinė būklė. Galit pataisyti mane komentaruose, bet man atrodo, kad čia Orleno reikalas ir jis inicijavo šitą projektą, kad jis čia būtų ir skyrė lėšų jam pastatyti. Gal kas žinote, ar Mažeikių savivaldybė taip pat prisidėjo prie tos aikštės, bet dabar situacija yra tokia, kad čia labai pavojinga važinėti. Čia, žinai, va taip čiuk. Ne, va taip čiuk, žinai. Yra didžiulė skylė čia, didžiulės taip pat skylės ten, čia įdubimas, ten einant irgi žemė linguoja. Čia yra skylė, čia skylė, ten yra didžiulės skylės. Leidi ten nuo tramplyno ir čia tavęs laukia mirtis. Lygiai kaip ir toj pusėje skylė, nelygus paviršius. Aš vis dar nesuprantu, kodėl šita aikštė yra neuždaryta ir vaikai gali joje pramogauti, kas yra daugiau nei pavojinga. Ir pats lengviausias būdas pasigauti traumas, tai yra važinėti per tas duobes. Man atrodo, kad šitas tramplynas yra neeksploatuojamas, nes čia niekaip vaikai nepravažiuos. Šituo dar galima pasinaudoti iš bėdos, žinant, kad ten yra duobė. Tai čia važiuojant, čia dar galima užvažiuoti, ana pusė jau yra nesveika. Šitoj pusėje viskas atrodo yra ok, tik tai banguojanti danga kliudo taisyklingai naudotis. Tai sprendimas labai paprastas, tiesiog paimti ir iki galo sugadinti šitą aikštelę, kad būtų galima išvengti traumų. O sugadinti ją labai paprasta. Tiesiog padaryti taip, kad vaikai negalėtų čia važinėti ir nesusitraumuotų dėl to, kad ta aikštelė yra apgailėtinos būklės ir ji visiškai netinka pramogoms. O sugadinti labai paprasta. Užtektų 2 sprindžių platumo išgręžtos, prapjautos skylės ir viskas. Šita aikštelė būtų numarinta ir galų gale išnešta ant malko. O kol to nebus, aš labai nenorėčiau, bet man atrodo, kad bręsta reikalas ir tikrai vienas vaikas išvažiuos su vežimėliu iš ligoninės, o tuomet ieškosit kaltų. Kad neieškotumėt, padarykit tokį darbą, kad šita aikštelė jau būtų neeksploatuojama, o tą padaryti yra labai lengva. Tiesiog padaryti pjūvį nuo ten iki čia ir per sprindę. Čiukšt ir viskas. Ir vaikai per tą duobelę negalės pravažiuoti. Čia dar vienas pjūvis per 10-15 cm. Tam reikia vieno žmogaus ir viskas. Šita aikštelė būtų visiškai neeksploatuojama ir vaikai čia nebesilankytų ir nebesimedžiotų traumų. O jos gydyti valstybei kainuoja daug daugiau nei užkirsti kelią galimai nelaimei. Savivaldybė ar kas, imkitės darbo ir gelbėkit vaikus. Ji nėra sugadinta. Sugadinti dar labiau jos nebeįmanoma, nes tiesiog čia jau yra nebeveikiantis objektas.